tiesioginė transliacija ir mes jungiamės su Baltarusijoje užstrigusiais furistais Petru ir Kristina. Taigi, esate įkalinti, nes Lietuva uždarė sieną ir, kaip žinome, jums parkingas kainuos 120 eurų parai. Aš jums galėčiau daugiau papasakoti. Tai jūs papasakokit, ar ką uždirbat ten stovėdami? Nieko aš neuždirbu. O jūs, Kristute, kaip ten jaučiatės? Nu, žiauru, vėl nusivylimas. Geriau tokį paimsiu. Gerbiami furistai, jūs tik nenusiminkit. Lietuva viską, ką gali, viską jau padarė ir daro, kad tik jūs paleistų. Va, kelintą raštą jau pasieniečiam, tiksliau prašymą parašė, kad tik jūsų pasigailėtų. Petrai, galite paskaityti. Ir ką manot apie mūsiškių prašymą, tiksliau kūrybą? Diek, nesuprantat. Tai gal norėtumėt Bananų Respublikos vadovybei kada nors... Tai gal norėtumėt ką nors Bananų Respublikos vadovybei... Vadovybei. Och tu, blėt, perdot? Jūs to patys nesuprantat, ką jūs darot. Eva. Klausykit, ponas furiste Petrai, aš matau, jūs esat sumanus vyrukas, o jūs nenorėtumėt eiti į mūsų vadovybę, vadovaut ar vadovybaut, a? Aš nesiveliu į tokius šūdus. Aš neprasidedu su žemo grandies. Žinai, ten kai prasidėsi su visokiais pituchais, iškrypėliais tenais. Dieve, tu Dieve, padėk. Na, Nejau jau taip kategoriškai imsit ir atsisakysite. Mes jūs tikrai išrinktumėm ir palaikytumėm. Ponas Petrai, jūs bent žinot, ką darot. man jau geriau aš būsiu normalus bachūras, negu su pituchais prasidės. Ponas Petrai, tai bent jau Bananų Respublikos vadovybei duokit kokią žinutę. Ko tu čia atsisėdė sėdi? Nu, ko jūs čia atsisėdė sėdėt? Jūs man paaiškiai. Eikit šit. Nu šik tai ir taip jau prišikę. Petrai, o gal padėtų skambutis Leninui? Eik. Tai kaip suprantu, dar ten liksite sėdėti. Man kaip autistai, tai nahui. Petrai, laikykitės Bananų Respublikos vadovybė su tavimi. Man tai pohui, ką jūs čia.